auksas sidabras. Mes jau kalbam 10-metį apie jį. Darom webinarus, seminarus ir konsultuojam, kaip, kur geriau pirkti auksą sidabrą. Kodėl? Todėl, kad dar galvoju mažiausiai 5 metus auksas sidabras tikrai kils ir tikrai bus jo poreikis, nes kol dabar makroekonomika, geopolitiniai dalykai įsispręs, manau, užtruks laiko. Atkreipkite dėmesį, auksas, ne? Balandis, gegužis, buvo kritimas, viskas gerai, bet pasižiūriu metus laiko, metų rezultatas yra plus 39%. Taip? Sidabras irgi matau balandį nukrito, bet gegužį jau atsistatė. Per vieną mėnesį, įsivaizduokit, pakilo 8%. Per vienus metus sidabras uždirbo plus 150%. Kas tikrai yra labai. Vienas aš žinau, kad iš praeitų metų, 2025, tai buvo 3 pagal rezultatus sidabras visam pasaulyje pagal pakilusią vertę. Taip? Tai va šitoj vietoj tiesiog kartais, jeigu galvojat, kur investuoti, rekomenduoju nuvažiuoti tas parduotuves, kur parsidavinėja auksas sidabras, tikrai pasikonsultuoti, pasiskaitinėti gerai. O čia mes stengsimės daugiau skirti auksui sidabrui laiko ir parodyti, kiek šiandien parduotuvėse kainuoja auksas ir sidabras. Tai jeigu netgi po 1 gramą perkat, rinkos kaina yra 125, bet parduotuvėse yra pardavinėjimas, matau, nuo 140, matau, 1 euro ir matot 168. Tai puikiai suprantat, kad geriau, žinoma, nusipirkti už 141 eurą. Ir dar labai svarbu yra pastebėkit, kokie yra antkainiai, nes jeigu jūs vieną dieną nusipirksit už 141 eurą, o sekančią dieną sugalvosit parduoti, tai iš jūsų jūs galėsit parduoti, bet jau galėsit parduoti tik už 125. Kai kur matau už 129, superka kažkur už 130. Tai irgi niekas nedraudžia jums nusipirkti kažkur pigiausiai aukso, bet kai norėsit parduoti, pažiūrėti, kas brangiausiai jums nupirks iš jūsų tą auksą sidabrą. Taip? Tai čia irgi tam tikros žinios yra reikalingos, nors investavimas tikrai yra super paprastas. Nusipirkai auksą sidabrą ir įsidėjai į kišenę. Aš čia kalbu apie fizinį auksą sidabrą, ne ten, kur mes investuojame ETF-us ar kažkur tais. Čia rekomenduoju tikrai pagalvoti apie tai, ką daro bankai ir valstybės, jos perkasi fiziškai ir deda į sandėlį. Jūs turbūt tiek neprisipirksite, ne, kad netilptų jūsų butą, tiesiog bus auksas sidabras, nedidelės sumos, pavyzdžiui, 1 uncija kainuoja 4000 eurų. Nu tai va, tai kiek? Nusėmėt 8000 ar kažkiek tais iš pensinių fondų, tai jūs nusipirksit va tokias 2 monetas. Nu tikrai rasit kur pasidėti, ne, pasislėpti. Tai šitoje vietoje vėl pasižiūrit, kai perkat unciją, galbūt kažkas butą pardavėt, galvojat ką daryti, irgi prašau galit nusipirkti ir kilogramą aukso už 120, matau, 7000 eurų. Tai va, domėkitės auksu sidabru, nes tai yra tokia viena paprasčiausia investicija ir likvidžiausia. Nes jūs ją nusipirkę galite iš karto draugams, pažįstamiems perparduoti arba į tą pačią parduotuvę ateiti ir galite parduoti. Ne, jos prižiūrimos yra Lietuvos banko, prabavimo rūmų, tikrai nepirkit turguje ar kažkur auksą sidabrą, nes tos parduotuvės bent jau yra prižiūrimos ir tikrai duoda vis tiek garantijas, kad tas auksas sidabras yra tikras. Ir nenustebkit, kartais tikrai būna netgi padirbtų ir aukso, ir sidabro. Dėl to žiūrėkit, kur perkat, gerai? Ką turim su sidabru? Na, gramai sidabro nepardavinėja, bet atkreipkit dėmesį, sidabrą irgi galima nusipirkti už 60, matau, 9 eurus ir galima nusipirkti už 105, ne? Nu, skirtumas, matot, yra labai didelis, dėl to irgi pasižiūrėkit, irgi kai ieškosit parduotuvės, tai tikrai pasižiūrėkit, pasidarykit analizę, kur geriausiai pirkti auksą ir sidabrą. Ne? Tai mes su savo asociacijos nariais tikrai dalinamės, bet kadangi aš nežinau, kada jūs pirksit ir tai dienai gali žinot. Aš dabar rodau, kad va šitoj parduotuviai 6 yra pigiausia, bet gali būti, kai jūs jau pirksit, bus kita parduotuvė, dėl to nenustebkit. Mes čia tikrai neatskleidžiam jums parduotuvių, kad jūs neapsiriktumėt, nes gal užsifiksuosit, kad va, ta parduotuvė pigiausiai, o paskui nusipirksit ir sakysit, blemba.
nusipirkau brangiausiai, ne? Tai dėl to nesupykit, kad nerodau parduotuvių, nes nežinau, kada jūs pirksit, o kainos kiekvieną dieną keičiasi, ne? Jeigu jau parduotuvė, pavyzdžiui, tikrai turi deficitą, tai yra, viską beveik išpardavė, natūralu, kad jinai gali pakelti kainą, arba jeigu jinai užsipirko daug aukso sidabro ir galbūt ta kaina dar biškį pradėjo važiuoti į apačią, tai jinai stengiasi kuo greičiau išsipardavinėti. Dėl to irgi labai svarbu pagauti gerą momentą pirkime, taip? Tai va, šitoj vietoj būkit atidus ir tikrai pasižiūrėkit, kur perkat, už kokius antkainius perkat.